Sveiki, gyvi futbolo specialistų, komentatorių gerbėjai. Perdavimas 10. Krenta ten juodis. Pasakau savo graudžią istoriją. Nesiklauso teisėjas. Visiškai neįdomu jam tai. Paskutinis šansas Ganos komandai. 10 sekundžių pagrindinių karų. Jei juodis pakels kamuolį stebuklingai jei pakels, galima konkuruoti Gana kaip geriausia turnyrų komanda. Be abejo, ne? Juodis kelia į priekį. Smūgis! Smūgis! Dar viens! Dar viens! Kas čia daros? Rodo geltoną ir raudoną kortelę. Be abejo, neturi šiandien geltonų kortelių. Išdalino vakar žmonai. Pendelis. Už tinklinio beveik renga žaidimą. Fiasko. Suarezas. Be abejo, dings iš aikštės. Žiūrime pakartojim. Muslera marš kamuolį. Gynėja atlaiko. Suarez žaidžia tinklinį. Puikiai žaidžia tinklinį, bet deja, raudona kortelė. Juodis mušė. Balčius numušė. Visiškai normali situacija, kai negrų komanda eilinį sykį nesugeba įmušti. Ar įmuš dabar? Be abejo, gali įmušti. Iššauti visas jėgas atidavęs futbolininkas. Paskutinis šansas. Kliušas! Kliušas juodis šiandieną. Jis iššaudė viską per mačą. Griebėsi už savo juodai galvos. Muslera džiaugiasi. Nuostabiai žaidė Muslera. Džiaugiasi jis. Rodo pirštus į viršų. Sunerimęs Ganos treneris. Raitosi kulverčius darbo. Kitas futbolininkas Gano. Nuostabiai pramuša pro viršų. Galės namo negrįžtų, nes vakarienės jau negaus. Už tokią nesąmonę. Sudrebino skersinį. Be abejo, galėjo būti viskas kitaip, bet nėra. Paskutinis šansas ir šitaip sušikt visas rungtynės. Nežinau, nedrįščiau vietoj jo grįžti namo. Suarezas, žiūrime, džiaugiasi Suarezas. Lyg mažas vaikas. Juodis verkia. Be abejo.